Ekspozicijos kūrimas truko maždaug 2 metus. Na, gal ilgiausias procesas tai vyko koncepcijos sukūrimas ir jos išgvildenimas. Tai, ką mes iš tiesų norime čia pamatyti, buvo įvairių minčių, ką mums konkrečiai eksponuoti šitoje ekspozicijoje, kol galutinai apsisprendėme pateikti visą Pietų Lietuvos archeologiją, galima sakyti. Tai ekspozicija susideda iš 3 pagrindinių dalių, na ir dar yra keletas šalutinių, tai apie tas 3 pagrindinės temas. Tai pirmoji tema tai yra skirta akmens amžiui Pietų Lietuvoje ir joje yra akcentuojamas titnagas. Titnago reikšmė Pietų Lietuvos regionui, titnago gamyba, kaip, iš kur atsiranda tas titnagas, kas iš jo gaminama, na ir kokie daiktai yra iš titnago ir galų gale kaip jis yra panaudojamas. Na, antroji dalis yra skirta geležies amžiui ir čia pagrindinis akcentas yra skirtas jotvingių gyvenimui. Būtent kairėje Nemuno pusėje pirmame tūkstantmetyje gyveno jotvingių gentys, na ir iš tiesų dauguma Alytaus krašto gyventojų save kildino kaip jotvingių protėviai. Taigi šita dalis skirta daugiausia jotvingiams vyrams. Trečioji dalis yra skirta duoklė miestui, tai yra būtent šitai vietai, kurioje ir esame, tai yra pirmajam Alytui.